Tai aš iš pradžių nelabai žinau, kas tai per institucija, nežinau, kas tai per priežiūra, aš supratau, kad kažkokie pareigūnai mane tikrint žiūrės, bet nežinau, kad ten yra spektras paslaugų ir kad tenai žiūri mane visų pirma kaip į žmogų, o ne kaip kažkokį tai nusikaltėlį, kaip visuomenės kažkokį priešą. Darbas su klientais priklauso nuo to, kokia bausmė yra nuteistas tas mūsų prižiūrimasis. Mes dirbam tarsi atvejo vadybininkai, kurie nustato problemas ir bando teikti asmenims kompleksinę pagalbą. Mes turim platų bendradarbiavimo tinklą ir priklausomai nuo to, kokias priemonės būna suplanuojamas, vėliau vyksta to asmens priežiūra ir bendravimas. Kai pradėjau bendrauti su konsultante priklausomybių, kažkaip mane labai stipriai motivavo, aš jaučiau tokį stiprų palaikymą. Man labai patiko. Įsivaizduokit, gyvenau tam kitam kely, tam tamsiam kely gyvenau. Po tiek laiko vis tiek ateini tą probaciją, tai jau požiūris pasikeitęs, bet vis tiek yra dar tas vidus. Bet po to žiūri, sakau, kai ta vibruoja visai kitom vibracijom, atvirai kalbi, ta prasme, žinai, nėra ko slėpti. Buvo tiesiog sudaromos, aiškios sąlygos, ką aš turiu daryti, kaip aš turiu elgtis tam, kad, sakykime, tas mano stebėjimo laikotarpis praeitų kuo sklandžiau ir kad būtų suteikta galimybė man netgi anksčiau užbaigti tą laikotarpį. Buvo suteikiamas ir galimybės su psichologė pabendrauti ir įvairūs kitokie kursai. Iš pradžių su tavim turi dirbti, vis tiek dirbti specialistai. Paskui jau tu pradedi kabintis, jau stiprėti. Pusiaukelės namai tai yra ta pati socialinė pagalba žmogui, nes žmonės į pusiaukelės namus būna perkeliami, kai lieka atitinkamas laiko tarpas iki lygtinio paleidimo, ar tai iki bausmės pilno atlikimo. Ir su žmogum yra dirbama tą kryptim, kaip jam padėti, kaip išspręsti jo problemus, kai jis išėjęs į laisvę jau žinotų, ką jam iš tikrųjų daryti, kaip jam gyventi. Čia gyvenimo yra mano kelias, turėjau praeiti tą juodą, kad pamatyti tas baltas, supranti, tas baltas tada atrodo toks baltas ir toks šviesus. Visada yra kelias iš bet kokios situacijos. Ir jeigu jūs mane pamatytumėt, koks aš buvau prieš 5 metus ir sulygintumėt su šiandieninė versija, jūs nepatikėtumėt, kad yra tas pats žmogus. Apskritai aš dabar esu laiminga, nes aš turiu dabar ir būtą turiu, 4 metai praėjo, aš jaučiuosi labai stipri ir tik į priekį. Tai pirmiausia, turbūt kiekvienas iš mūsų turėtumėm užduoti savo klausimą. Ar turim dar kartą teisti jau nuteistą asmenį, ar vis tik turim tam asmeniui padėti keistis. Tie asmenys tai yra kažkieno tai draugai, kažkieno tai kaimynai, kažkieno tai artimieji. Ir jie visi yra šalia mūsų. Jie irgi yra mūsų pačios visuomenės nariai. Tai ir visuomeniai tikriausiai reikėtų nebijoti šitų žmonių, o padėti jiems keistis, padėti jiems atsistoti ant kojų ir padėti jiems gyventi kitokį gyvenimą.